Tai dabar supratai, kas čia skyriaus viršininkas, o kas... Ei, tau pasitraukia iš kelio. Jeigu supratai, linktel galvą. Ir varyk iš čia, negaliu tavęs matyti. Ir kodėlgi mes šiandien tokie nervingi? Ir kaipgi mums, mano mielas venerologiškasis kolega, nebūti nervingiems. Kai ant galvos staiga iš dangaus nukrenta 4 kvaili rezidentai, o aš tuo tarpu atsakingas už visą skyrių. 6 palatos, konsultacijos. Ir dar šitai, ko aš niekada nedarau. Ataskaitos. Ataskaitos. Ir ką man tie kvailiai imbecilai? Normalūs. Normalūs? Normalūs, ypač tas. Virgydytojas sūnelis. Klausyk, tu iš kokios palatos? 5. Tiek to darbo užgriuvo, pats naičiau. Subėgiok cigarečių. Gerai. Graža tavo. Kitas galvoja, kad yra pats gudriausias. Pagal išvardintus jūsų nusiskundimus, jūs galimai sergate leptospirozę, ABCD ir hepatitu, mieliostrichozę, infekcinė mononukleozė, Žilbero sindromu, askaridozė, ersenizozė ir apsinuodijimu nuodais. O trečia. Moteris. Kiek jūs čia mane dar kankinsit? Tuoj vaistų suleisiu. O 4 iš viso. Viskas nusispjaut. A man viskas nusispjaut. Kupstai, tu chirurgas. Negi taip sunku chalatą susitvarkyti. Žinai ką, Angelė, a man yra taip nusispjaut, kad man yra absoliučiai, totaliai nusispjaut. O nori, tau padėsiu. Tu? Niekada nenorėjau to išgirsti iš draugo venerologo. Ir kaipgi tu man padėsi? Nu, paimsiu savo deneliai. O ką, pačiam vienam nusibodo su veidrodžiu daužytis? Rimulė, pas mane į skyrių atvežė ligonį su vėjaraupiais. Tai va, atiduosiu tą viškiui, tegul treniruojasi. O aš žiūrėsiu ir smaginsiuos. Smaginsies? Gerai. Gaila, kad turiu tik vieną draugą venerologą, o ne 4. A, tai sukertam. Jūs žinojot, kad tik šunys ir vyrai serga prostatitu? Arba žinojot, kad žmogaus kūne stipriausias raumuo yra liežuvis? Klausyk, Leonidai, jeigu tu neužsičiaupsi, aš tau tą raumenį per subinę ištrauksiu. Paprašysiu tylos, aš visą naktį nemegojau. O kodėl tu nemegojai? Tau kažkas atsitiko? Deja, nieko neatsitiko. Pilnas klubas fifų ir nieko neatsitiko. Tai tu ką tik iš klubo? Siaubas, kaip tu toks pas ligonius eisi. Aš toks pas ligonius neisiu. Aš negaliu į pavojų statyti. Jūs eisit pas ligonius, o aš miegosiu. Dabar taip, visi skubiai evoliucionuoja tik į Homo erectus. Ir paskui mane. Taigi užduotis, tu kupstai eini į odos Veneros lygų skyrių, nes šiandien aš tave dovanoju daktarui Viktorui Hugo. Ką reiškia dovanoju daktarui Viktorui Hugo? Todėl, kad jam dovanoja tik tai brendį ir konjaką. Ir tie 2 broliukai klausimų kvailų neuždavinėja. Ko stovi, dovanėlė? Aš tavęs į popierių vyniot nesiruošiu. Šauk! Gydytoja Varputytė. Taip, Vasiliauskas, iš 2 palatos. Jam šiandien appendektomija. Ką reikia daryti? Paruošti operacijos, pastatyti klizmą ir nuskusti šakumą. Saunolė, eiliškumą pasirinksi pati, viskas. Daktarė, galima man su Varputyte kartu? Mergina vis dėlto, padėsiu. O taip, jaunolė, tik būk labai atsargus. Kodėl? Nu pats pagalvok. Skaustuvas, tarpkojis ir moteris. Jauti pavojaus laipsnį. Daktarė Rimai, aš tikiuosi, jūs man skirsite rimtesnį užduotį negu Gaurės Danutė. Vis dėlto aš ne kokia nors seselė. Sutinku. Iki seselės tu dar nepriaugai. Todėl tau skiriu specialią užduotį. Vaikščiasi paskui mane koridoriais ir protinga veido mina pasitaisysi akinius. Ta prasme, aš nesuprantu. Supranti, ot užduotį jau ir vykdai. Stovėk čia ir lauk, kol sušuksiu. Daktarė Levinai, užeikite. Supratai? Sveiki, simuliantai. Na ką, nuobodžiaujam. Reikalas pataisomas. Čia už durų turiu praktikantą, kurį nori pamokyti. Reikia jūsų pagalbos, žodžiu. Žiūrim, dalyvaujam, niekom nesistebim, man padedam. Daktarė Levinai, užeikim. Štai noriu jums pristatyti. Daktaras Levinas. Daktaras Levinas galvoja, kad viską pasaulyje gerai žino. Čia jūsų pacientas, daktarė.
Ponas Vaclavas, 46 metai, įtampos, stenokardija, gizo mazgo kairiosios kojelės blokada. Kuo gydysim? Aha, na, suprantama, antiaginalinė terapija, aspirinas mažomis dozėmis ir kas nors iš beta adreno blokatorių. Sustojo. Kas? Ligonį širdį sustojo, Levinai. Ta prasme. Ta prasme, ligonį širdį sustojo. Tavo veiksmai, ką tu darai? Aš nesuprantu. Aš neaiškiai pasakiau, jam sustojo širdis. Jam viskas galas, gelbėk jį. Ai. Gelbėk jį, Levinai, aš tau sakau, jam mėlsta liežuvis, tinsta limfmazgiai, išvirto akių oboliai. Tavo veiksmai, jisai miršta. Supratau. Kai ligoniui sustoja širdis, reikėtų iš karto tada... Ką iš karto reikėtų? Na, tavo veiksmai, ką tu darai, ko tu stovi? Levinai, viskas. Jis mirė. Kas viskas? Paprastai jis mirė, viskas išėjo. Labanakt, viskas. Tu nužudai pirmąjį savo pacientą. Viskas, Levinai. Bet viskas čia kažkaip per greit, aš pasimečiau. Jam reikėjo atlikti širdies ir plaučių reanimaciją. Suleisti 0,5 miligramo adrenalino, 0,5 kubelio atropino, hormonus. Paimti ir paruošti defibriliatorių. O nestovėti išsižiojus taip, kaip tu darei, Levinai, labai blogai. Daktarė, bet aš viską žinau, aš tiesiog... Jeigu tu būtum žinojęs, šitas ligonis būtų išgyvenęs. O dabar tau reikės paimti vėl iš naujo į rankas knygelę apie pirmąją būtiną medicinos pagalbą ir išmokti ją mintinai. Ir galbūt kitą kartą jisai tikrai liks gyvas ir tu jį išgelbėsi, nes jisai brangus visai žmonijai, brangus kaip Noreika, kaip Tuminas, kaip Putinas. Vincas Mykolaitis, gal galiais panašus į Šliogerį. Blogai, Ivanai, labai blogai. Jūs nesijaudinkite, aš kitą kartą jūs tikrai išgelbėsiu. Tikrai išgelbėsiu, aš tiesiog supanikavau truputį. Aš nesitikėjau, kad tu pasisiūlysi man padėti. Žinai, galvojau, kad tau ant visko nusispjaut. Klausyk, o ką tu labiau norėtum? Ar klizmą pastatyti, ar tarpkojį nuskusti? Tarpkojį? Gerai, tada aš klizmutę pastatysiu. Okei. Labadiena. Jūs ponas Vasiliauskas. Taip, aš. Puiku. Mes jūs paruošime operacijai. Aš pastatysiu klizmą, o... Gaulė, tu ką susiruošei miegoti? Juk pats žadėjai man padėti. Ne, aš Naudžiūnui pažadėjau, kad tau padėsiu, o dabar aš tau teisybę pasakysiu, aš jūs visus apgavau. Na, o dabar, mano mielas jaunas kolega, mes nersime į nepaprastą venerinių ligų pasaulį. Netrukus atidarysime palatos duris ir jūs liksite vienas prieš vieną su pacientu. Kaip savijauta? Normali. Neišgydysim, tai bent prapjausim. Kas čia buvo? Aš tau kofeino suleidau. O kam? Tam, kad atsigautum. Tai o kam? Tam, kad tarpkojį nuskustum. Tu ką, neatsimeni? Pats man prižadėjai. Ai, Birutė, jau geriau tu nusiramintum. Gali man kibirais šitas kofeiną leist? Aš visą naktį nemiegojau. Blemba, Birutė! Susipažinkite, Andrius nepasėda 38 metų amžiaus, pas mus pakliuvo dėl bėrimo per visą kūną. Skundžiasi aukšta temperatūra ir niežulio. Priimkite. Būkim pažįstami. Kupstas. Sveiki. Sveiki. Nu, pažiūrėkim, ką mes čia turim. O, kokie gydytojai drąsus dabar visai nesisaugo. Jūs nebijokit, čia nėra šliurės, čia yra defibriliatorius. Gerai. Išlydis. Dar vienas išlydis. Na, regis ir viskas. Ritmas atstatytas. Levinai, ką jūs čia darot? Aš galėjau tau mokytis suteikti pirmąją medicininę pagalbą, o tu labanakt vaikučiai žaidži. O man net nereikėjo mokytis, aš ir taip viską atsimenu, man tik reikėjo atsiminti, taip sakant, atgaivinti atmintį. Gerai, na kągi, prašau, pradedam, klausau jūsų. Taip, kaip reikia elgtis sustojus širdžiai. Pirma. Putos iš burnos. Kas? Šiam pacientui putos iš burnos eina. Gerai, palaukit, daktarė. Palaukti aš tai galiu, bet ką su pacientu darysim, jis miršta. Jam putos iš burnos. Gerbiamas pacientė, kodėl jums bėga putos iš burnos? Levinai, jisai negali atsakyti, jisai miršta. Jis užsiėmęs. Ką darai? Greičiau, garsiau galvok. Gerai, taip, ką reikia daryti? Putos iš burnos, Ką jisai reikia melsta daryti viskas. sustojus? Jam lenda liežuvis, ką reikia daryti? Ką reikia Na, daryti greičiau sustojus mąstyk. putoms iš Mąstyk, burnos? Levinai, mąstyk. Mąstyk, šaunuolis, greičiau mąstyk, galvok, daryk, ką nors veik, viskas.
kas viskas? Kas viskas? Dar vieną nuteisai. Daktarė Rimai, bet aš mokiausi apie širdies sustojimą, o jūs lyg specialiai man apie Tu čia ne mane kaltink, o jį, kad jisai serga ne ta liga, apie kurią tu gerai išmanai. Čia buvo elementaru, jam buvo ūmus plaučių tyrimas, gydymas, morfinas, nitriglicerinas, furosemidas ir panašiai. Aišku, mokytis reikia, zubrinti. Mokykis, ateisiu patikrinsiu. Levinai. Ponai, aš labai atsiprašau, tikrai, daugiau tai nepasikartos. Garbės žodis. Aš nesuprantu, kodėl aš, kodėl būtent aš. Marytė, įsivaizduoji, Naudžiūnas mane padovanojo daktarui Viktorui Hugo. O tas man net normalaus ligonio nedavė. Davė kažkokį dėmėtą kaip leopardas. Tai dabar aš turiu kalnus literatūros perskaityti Marytę. Nes tu supranti, kad venerinės ligos yra kaip jūra. Net ne kaip jūra, kaip vandenynas. Ar supranti? Suprantu. Tai va, einu dabar literatūrą skaityti. Kokį nusilpai mėgančiųjų gražuolį. Nulūžai, poros lapų iki vėjaraupių nedatraukė. Sveiki. Sveiki. Nu, mokinti tai mokinti. Na ką, išsimiegojai? Ką tu, Birutė? Taigi mes gydytojai, mes darbe, kaip aš taip galėčiau. Bet to dar nežinau, kaip tau atsidėkosiu už tą kofeiną. Puikiai žinai, nuskusk tarpkojį. Birutė, mesgi taip neseniai su tavim pažįstami. Aslas. Tu ką išpratėjai, ką suleidai? Raminamųjų. Raminamųjų? Nieko dar neveikia, bet to įsiveiks. Žinai, tu debilas. Na ką, užpildė džinių spragą? Na, taip, aš čia dar tik tikslinuosi kai ką. Nagi, pasisukite šviesą. Tai jūs ką, lietėt ligonį be pirštinių? Liečiau, o ką? Aš negalvojau, kad ta liga gali taip progresuoti. Nagi, pasižiūrėkite į veidrodį. Jūs užsikrėtęs sisteminę šlemano ichtiozę. Nelieskit veido rankomis. Tai ką man tada daryti? Na, ligoninė irgi vaistų nėra nuo šitos ligos. Tai kaip tai nėra? Tai atimkim iš to, kurį liečiau rankom, nuo kurio užsikrėčiau, iš jo atimkim vaistus. Tai kad jam irgi nėra. Mes jį apgaudinėjom, aspirinų girdom. Dieve, ką dabar daryti? Nagi, aš ką nors sugalvosiu. Tavo akių vokai sunkėja, akis merkėsi. Tu labai nori Saulė. šitą lovytę. Gaulė, ką tu man suleidai? Sibazono. Kiek? Ampulė. Tai aš dabar kokiam 2 valandom atsijungsiu. Birutė, kelkis. Varputytė, pajuokavom ir gana. Ei, tu, nemalonus man vyrgydytojos sūnau. Kur varputytė? Ji su reikalu. Kokiu reikalu? Tu ko čia medžioji ar šiaip savo su klizma po ligoninę varinėjai? Tai mesgi... Gerai, kol tu čia sugalvosi, aš tau linksmą istoriją papasakosiu. Žodžiu, skambina man iš operacinės ir sako, mes čia kaip operuot pradėjom, bet bėda, ligonio nėra. Bet sako, jūs nesijaudinkit, mes čia orą papjaustinėsim. Ko tu jokiesi? Ten operacija jau prasidėjo, jūs ligonio dar neparuošėt. Marš bėgte greitai ruošti. Bėgte, sakau, šnel. Tada trauminis šokas iš vis paprasta. Na ką, būdelį, pagalandai savo bukumo kirvį. Pone daktarė, prašyčiau be tos ironijos. Aš dabar esu pasiruošęs bet kokiems neišvengiamiems atvejams. O tikrai? Na kągi, visiems atvejams. Taip visiems. Daktarė! Daktarė Rimantai! Kas jums? Kvėpuokit! Kas jums dar? Daktarė Rimantai! Kvėpuokit! Liaukit, ką tu darai? Ką tu čia darai? Aš jūs gaivinau. Nuo ko? Na, aš iškart greit įtariau, kad jums yra klapanėlių fibriliacija ir aš dariau pirmosius pagalbos veiksmus ritmui atstatyti. Klausyk tu, asilė,
Aš į palatą ėjau valgydamas sumuštinį ir aš paspringau. Nuo ko tu mane gelbėjai? Man reikėjo tiesiog atlaisvinti kvėpavimo takus. Būtent kvėpavimo takus. O tu pradėjai mane spardyti, mušti. Iš kur tiek neapykantos, Levinai, o dar akinius nešioji. Protingas atrodė, lauk. Bet, daktarė, jūs irgi žaidžiat ne pagal taisyklės. Užsičiaub, žmogžudy. Tu šiandien vieną pasaulį pasiuntei 3 gerus žmonės. Švogerį, šliogerį ir mane. Reikės tau sugalvoti kitą užsiėmimą. Keliauk su manima. Morgas? Taip, Levinai, o ko tu stebėsi? Argi aš turiu pasirinkimą? Gyvųjų patikėti taugi negalima. Reiškia, pasėdėsi čia, perrašysi štai šitos dokumentus ir galėsi keliauti sau laisvas. Supratai? Sveiki. Labą dieną. Prezidento Kupstui diagnozuotas siaubingas susirgymas – asisteminė šlemano ichtiozė. O tu viešpatė. Ir kurgi jis pasigavo šitą siaubingą neegzistuojančią lygą? Pas mane skyriuje, kol plikomis rankomis lietė vėjaraupiai, susikrėtusi nelaimė. Siautėjai? Kur čia prisiautėsi? Vaikiną gelbėti reikia. Ir kaip tu manai gelbėti? Erzinančio pobūdžio rektalinis įsiskverbimas. Atsimenu puikiai. Žvakutės su pipiriukais pabėgios Kupstas, užpakalį pasikasys ir po to per kilometrą mano skyrių aplenks, jei nebus pirštinių pasiėmęs. Į sveikatą. Ten vežimas buvo, kuris dingo? Kas? Vežimas? Vežimas, kur dingo? Išvežė? Kas išvežė? Kaip tai, kas sanitarai? Kur? Kaip tai, kur į morgą? Velnias. Vos išprašiau pas vyr gydytoją. Paskutinė žvakelė. Įsikišk ir dar spėsi lygą sustabdyti. Įvedama per rektum, supranti? Suprantu, į subinę, bet tai kodėl būtinai ten? Ten geriausias pasisavinimas. Daktarė Viktorai Hugo, o kaip ligonis? Apie save galvokit, Kupstai. Mes gydytojai, medicinos brolyje ir tu esi svarbus mūsų brolyjos narys. Įsikišk ir prisimink. Mes visada šalia. Laikykitės, Kupstai. Viskas gerai, tu nebijok, viskas gerai, einam iš čia. Aš atsipūdau, čia viskas vien tik tais lavonai. Viskas, einam iš čia. Nusiramink, viskas taip. Aš kvailys, atsiprašau, viskas einam. Atsiprašau, Birutė, jeigu tu nori, aš nuskusiu tą tarpkojį. Ne jai. Ir ne savo. Ko aš čia tu aiškinu iš vis kažką. Birutė. Daktarė Rimai, daktarė, man esant lavoninį atsistojo. Būna, pasitaiko. Ne, lavonas atsistojo. Daktarė Levinai, nueik į koridoriaus galą, atgauk sąmonę ir tada sugrįžk. Aš nesu beprotis, aš tikrai mačiau, aš sėdėjau, konspektavau, jisai atsisėdo ir tada atsistojo. Daktarė, na tikrai, einam, aš jums parodysiu. Einam. Maukitės kelnes! Kam? Nėra kada aiškint, paskui man padėkosit. Ir prisiminkit, mano pavardė Kupstas.
Teisutis kupstas. Vadinasi, tu sėdėjai, rašiai, jis pakilo ir tu pabėgai. Aha, Jo nėra. Vadinasi, ir jis pabėgo. aha. Levinai, tu nori pasakyti, kad po mūsų ligoninę dabar laksto lavonas? Nu taip išeina. Kas išeina? Čia ypatingoji padėtis, supranti, kaip kare. Nežinau, ką daryti. Aišku, triukšmo mes nekelsim, nesgi situacija idiotiška. Aš einu, apeisiu visą ligoninę, palatas, aukštus, o tu pasilik čia. Visai nakčiai. O saloje. Ryte raportuosi apie padėtį. Tai čia budėjimas? Budėjimas. O ką jūs man davėt? Aš jums antrą gyvenimą daviau. Tik nugyvenkit jį teisingai, kad nebūtų gėda. Jo, tik kodėl man tas antras gyvenimas kažkaip peršti? Degina labai. Nesijaudinkit, taip ir turi būti. Jeigu degina, reiškia padeda. Padeda, nu koks ten dar padeda, tengi liepsnoja. Klausykit, daktaris, man padėkit kaip nors, ką? Jo, tai jo, ką aš galiu padaryti? Taigi jūsgi daktaras, gal ten vandens kokio užpilta? Aš nežinau, turėjau padėti. Sėda. Ar jūs šiandien kraujo tyrimams davėt? Daktarė. Daktarė, jūs padėkit man, ką? Man labai subinė liepsnoja. Aš jam gyvybę išgelbėjau, aš jam savo šmakutę atidaviau, jam reakciją, va. Kupstai tu, greitai klizmą statykit, neposėda. Kupstai, tu tokių sprendimų nepriminėk, pasitark retkarčiais. Nesigauna tau, nesigauna. O, su tokiais reikia atsargiau. Sukčius.